Ką pas mus prieš akį rugsėjais? Mes visos. Ten va taip. Neįdomu jam, nieks. Ramu, nes jie turi instrumentą labai gerą. Teisingai. Mes visada galės užsidirbti. Taip. Parduota. Tai ką, šiandien pas mus labai paprastas, nuoširdus pokalbis tarp dviejų mamų ir ne tik. Nes šiandien pas mus čia sėdi nuostabi mama, moteris ir finansinio raštingumo profė, kitaip negalėčiau net pasakyti. Edukatorė tebūdė. Kaip tik norėjau klausti, kaip save pozicionuoja ir pristatytum, tai edukatorė. Aš esu edukatorė, nes mokinu vaikus, bet nesu mokytoja. Aš juos edukuoju, o edukavimas yra toks, kad leidžiu jiems patiems suklysti, klysti, daryti nesąmonės, bet truputėlį naviguoju, kad sugrįžtų į tą teisingą kelią. Mhm. Na jo, kaip tau pačiai sekasi edukuoti savo vaikus? Įdomiai, nes kaip ir visada aš esu tokios nuomonės, kad bet kokiu atveju mes vaikams nesame tas autoritetas, mes norime vaikus išmokyti geriau negu patys kažką turime, mes norime vaikams duoti daugiau negu kažkada patys turėjome ir labai dažnai persistengiam. Labai ryškiai persistengiam. Tai iš tiesų, kaip man sekasi, tavo dėka, kadangi aš žinau jų numerologijos skaičius, man iš tikrųjų yra lengviau. Super. Ženkliai lengviau. Ką pas mus prieš akį rugsėjais? Mes visos tikrai ieškom, kurgi įkišti, kitą žodį net negaliu parinkti, tuos vaikus. Taip, bet tu labai gerai pasakei. Ateina rugsėjais, mes pradedam galvoti, okei, prasidės mokykla, fainai. O kas toliau? Taip. Vėl prasideda būreliai. Aš tikrai matau vaikuose, kaip jie pradeda sakyti, aš nebežinau, ar jį noriu lankyti. Ir dar kaip paauglystė ateina. Oh my god, o jinai tikrai ateina. Bet kaip ateina ta paauglystė, vaikai labai dažnai nori kažką keisti, daryti pokytį. Ir mes tėvai, kaip ir minėjau, ne, ką dažniausiai darom, pradedam siūlyti variantus. Taip. O ką tu siūlai? Ką daryti, kad sutaupyti pinigų, nes čia, manau, tikrai irgi išleidžiam nemažai. Aš turiu dukrą, žinai, jau tokia didelė, kad turėjau. Tai jinai lankė nuo 4 metų dailųjį čiuožimą iki pat 13 ar 12 metų. Ten va taip, pačiūžos tas aprangos. Puikiai žinau, ką tai reiškia. Va. Dukra mano irgi lankė. Tai va. Ačiū Dievui, tik 2 metus. Ir sako, nebenoriu. Taip. Nebenoriu. Ir kaip supratau, kad jinai iš vis yra visai net ne į tą pusę. Kur tu buvai anksčiau? Taip, iš tikrųjų, dėka gimimo datos galima pasižiūrėti, kur nukreipti tą vaiką, bet vis tiek didžiulį darbą daro ir tėvai. Nes tikriausiai tu irgi žinai, puikiausiai pas tave atveda vaiką ir sako, tam kažką padarykit. Jo. Padarykit. Išmokyk taupyti, žinai. Aha. O kad tai yra ne tik tavo darbas, pavyzdžiui, ar mano, bet ir tėvų, tai jau, žinai, mažai kas kalba. Tai šiandien ir norėčiau gal, žinai, iš tos pusės padiskutuoti, kodėl, pavyzdžiui, verta būtent finansinį raštingumą tą vaiką nuvesti nuo rugsėjo, o ne nuo tada, kada jam bus 30 ir jis nežinos, ką reiškia mažiausiai taupyti. Kai mes užaugam, arba sakykime, kai užaugs mūsų vaikai, tai bus viso ko rezultatas, kas įvyksta dabar. Vienareikšmiškai. Ir kai tėvai sako, ateis laikas ir išmoks taupyti, dar per mažas ir taip toliau, tai noriu priminti, kad mes irgi gimę neinam į universitetą. Mes pradedam nuo darželio, kodėl? Kodėl yra prieš mokyklinę, kodėl yra pradinukai, kodėl visą tai yra suskirstyta. Ne šiaip taip sugalvota. Tai aš įsivaizduoju, kad pas tave, ar ne, irgi kai... Ir aš taip galvoju, atėjus pas tave, tu duodi įžvalgą, ne, koks būrelis vaikui tuo metu yra tinkamiausias. Kryptis. Ir kaip tėvam nepamesti to suvokimo, kad, Aleksandra pasakė, kad mano vaikui reikia muziką stiprinti, mes samdėm geriausius, mes vedėm. Neįdomu jam, nieks.
Vat kaip? Jo, nes dažniausiai sakau ne konkrečiai muziką, o sakau, pavyzdžiui, kūrybą. Okay. Ir tas kūrybiškumas, pavyzdžiui, vaiko ten skaičius yra 8, jo asmenybės tipo, ir jam reikia kūrybiškumo. Bet kūrybiškumas šiuolaikinėme pasaulyje šiek tiek keičia kryptį ir tai ne visada yra apie tuos pačius piešti paveikslus ir šokti. Kūrybiškumas šiuo metu pasireiškia vis dažniau, kai atsitinka kokia nors super sunki situacija ir ją reikia labai greit išspręsti. Krizių managementas, tai yra kūrybiški žmonės. Jų kūrybiškumas tiesiog 100% yra toks pat, kaip ir žmogus, kuris sėdi ir piešia paveikslus. Tai mano užduotis parodyti, tavo vaikas yra 8, jam reikia kūrybiškumo ir kuo daugiau išbandyti tų visų dalykų, kad jis, būdamas 18, suprastų, aš noriu būti tas arba tas. O žiūrėk, pavyzdžiui, jeigu vaikas yra kūrybiškas, ar ne? Ir mano mažoji dukra, jinai labai gražiai fotografuoja. Ta prasme, tas gražiai, pamatykit mamai, kuriai vaikas gražiai nepiešia. Bet aš turiu galvoje, kad pas ją yra labai toks specifinis išlietas kadras, čia tamsiau, čia šviesiau, šunio išlietas kadras, bet priekis ten. Žodžiu, toks kitokios nuotraukos, žinai, kaip būna kitokios, tai menininkas. Taip. Ir aš galvoju, ar ją leisti, ar jos neleisti į, tarkim, fotografavimo kokį būrelį. Aš labai bijau tų dalykų, kad kai vaikas būna kūrybiškas, ta struktūra, kaip turi būti, labai sugadina. Gali tai būti, Tavo mažoji yra dvejetas. Jo, ir dvejetas mokyklai gauna, jinai atitinka tobulai dvejetą. Taip, žiūrėk, jeigu dvejetas ir jinai yra kūrybiška, reiškia, jinai ten nori atrasti kažko labai įdomaus. Galbūt įdomesnių faktų, galbūt tai labai priklausys, koks bus mokytojas. Nes dvejetas tai ne tik žinios, tai ir partnerystė. Tai ir kas yra šalia. Jai labai svarbu, kas sako šalia esantis žmogus. Jeigu tu parinksi teisingą mokytoją, dėstytoją, edukatorę, jinai nemes to būrelio niekada, nes jinai gaus palaikymą, jai niekas ten nešmeiš, nesakys, kad jinai ten blogai, ne taip ir visą kitą, jai aiškins, kodėl tai yra gražu ir jai tai bus gražu ir žinos, kaip tai daryti. Paskui jau apsispręs. Pati norės netgi tada domėtis. Taip, labai svarbu, nes pateikti informaciją ir dar kas tai daro. Nes dvejetai tai ir ne tik apie žinios, bet ir partnerystė, pavyzdžiui. Ir jiems visada svarbu, ką sako šalia esantis žmogus. Todėl, žiūrėk iš tos pusės. O yra koks nors skaičius, pagal numerologiją, ne? Nes kaip ten sudėdi ten tos skaičius, gauni skaičių. Ar yra koks nors skaičius, kur, nieks netinka? Yra tinginio skaičius. Tinginio skaičius yra, tai yra 6. Ar rimtai? Jo, jeigu sudėti iki vienaženklio skaičiaus visą gimimo datą ir gaunasi 6, tai žmogus, šiek tiek ezoterikos įneškim, praeitose gyvenimuose turėjo nelengvą gyvenimą. Turėjo daug patirčių neigiamų ir dabartinis gyvenimas jam duotas lengvesnis, su pagalba, jam lengviau turėtis. Ir pavyzdžiui, jeigu ateina tėvai ir aš matau, kad ten 6, tai viską, ką aš sakau, mokykit kalbų, nes jis bendraus, komunikuos, keliaus, jį nereikia spausti, jis ne dėl to atėjo šią žemę. Ir jeigu tie, kurie mus dabar mato, irgi yra 6 jūsų asmenybės tipas, tai turi būti lengvesnis jūsų gyvenimas, bet jūs turit bendrauti su žmonėmis. 6 ne veltui tokie yra. Iš mūsų laikų vaikystės, žinai, kaip sako, čia kaip 6. Matai, viskas ne veltui. Tikrai ne? Jo. Kaip 6. Taip. O kas tau padeda tavo veikloje suprasti, ką ir kaip duoti vaikui? Nes aš mačiau iš praktikos, kaip tu komunikuoji ir edukuoji. Ir, pavyzdžiui, mano sūnus yra 7, jis
visiškai nepripažįsta jokio vadovavimo ant viršaus, tai, nu, ta prasme... Aš ir nevadovausiu. Žinai, esmė yra tokia, kad jeigu, kaip sakai, 7, aš pati žinau pagal numerologiją, kad 7 reikia leisti patirti pačiam, ką reiškia nudegti užpakalį, ne? Ką reiškia patirti nuostolį, ką reiškia, aš pati žinau, man mama ir tėtis sakė, taip net galima, eik tu! Tikras 7. Stebėkite, o po to, oh my god, mam, galit padėti. Nudegiau ir sakykime, vat, santokiniam tam gyvenime ir panašiai, net aš geriau žinau ir skyrybų metu lygiai taip pat ir atrodė, bet nudegi. Ir va čia yra būtent ir patirtis mano, ir mano tas psichologinis suvokimas ir požiūris bei žinios į vaikus. Ir vat matai, ar vaikas yra tas užsidegęs ir jeigu aš matau, kad jisai, užsidegęs, vadinasi, jis tikrai ateis iki to etapo, kad tu, Viktorija, jau nusišneki, tu mum jų nebeaiškink, nes jų patys žinom geriau. Ir viskas, ir aš nepasitraukiu, aš tik tai leidžiu toliau kvėpuoti jų ritmu, ir visada sakau, kad jūs galit visada sugrįžti. Bet yra vaikų, kuriems būtina nuolatinė pagalba. Nuolatinė. Ir būna taip, kad vienas vaikas, jie pradeda tuo pačiu tempu, čia šauna, o čia taip, tarara, bet jie vis tiek režimė susitinka tam pačiam lygmenį. Va, bet nereiškia, kad tas gerai varė, tas blogai, arba, tas šaunuolis, nuosekliai, bet lėtai. Ne, čia yra temperamentas, patirtys ir panašus dalykas. Šitas galbūt mažiau patirs bankroto, 2 kokių milijonų, o čia patirs bankrotą, bet jisai tą patyręs, jisai daugiau klaidų nebedarys. O va tas palaipsniui, jisai galbūt mažiau patirs, bet įvykus iššūkiai bus toksai, ką dabar daryti? Užduosiu tau mamišką klausimą, vis dėlto apie būrelius kalbam, kur tu vesi savo vaikus nuo rugsėjo? Nežinau, reikia paklausti, kur jos eis, nes mano didelės, tai jau jos pačios sprendžia. Pasakysiu taip, mažoji dukra jau yra jojimo būrelyje, tai yra 2, tai nežinau pagal numerologiją, ar tinka ar netinka. Tai partnerystė, jinai turi ryšį su arkliu ir tai yra visam gyvenimui. Empatija pas ją nesvietiška yra, gyvūnams, šunims, jinai moka išdresiruoti šunis, kur žmonės net neįsivaizdavo, kad šis jos šuo gali tai būti. Tai aš manau, mes paliksime žirgyną, nes vis dėlto ne milijonai kol kas. Bet taip rimtai kalbant, taip, leisiu žirgyną, nes matau aistrą, nusiraminimą, psichologinę būseną vaiko ir labai rekomenduoju pabandyti, nežinau, pagal numerologiją, kam tinka gyvūnai. Gyvūnai tinka labai 9. Labai 9, nes jie greičiau restartuoja, poilsis, ta prasme, greičiau atsistato, nes jie labai greit sociume išsitaško. Išsikrauna, geras. Jo, ir jiems reikia gyvūnų, nes tai pagreitina. Gamta ir gyvūnai pagreitina. Tai jojimas, pavyzdžiui, 9 labai. Bet tavo dukrai, jinai yra 2, jai tinka, nes partnerystė, jai labai svarbus ryšys. Jinai jaučia ryšį ir jai super ten. Jo, jinai niekur kitur neprilipo. Bet to jagi vis tiek mokino, kaip sėdėti, kaip daryti, ką, tą visą bazinę vis tiek gauna. Nėra taip, kad tu atsistoji ir turi viską mokėti. Ne, va tas ir yra įdomiausia, kad aš matau, kad treneris būna ir griežčiau kažką pasako, bet tai yra normalu, tai yra gyvūnas, ar ne? Ir aš matau, kaip griežčiau pasako, o jinai net nereaguoja, jinai reaguoja išklausydama, bet nepriimdama, kad kažką lievai daro. Jinai kaupia. O didžioji dukra, jinai lankė dailų čiuožimą, paskui hip-hopas ir jai visur afigenai gerai sekasi. Nes ten nemažai kūrybiškumo. Labai daug. 8. Bet visur buvo vertinimai. Vertinimai. Mokykloje vertina balais, nervinasi. Jai sunku, nes jinai perfekcionistė, jai turi būti viskas tobulai. Taip. Ir batai. Ir aš matau, kadangi tai yra paauglė, liko 3 metai iki pilnametystės ir viskas. Prasideda tas, kad aš blogai darau, mane išeis, tada komanda nesistengia, jinai stengiasi, jinai visos komandos neištems. 8. Va, 8, tai ne? Ir dar sako, netikim skaičiais. A ne? Man net nereikia nieko pasakoti, viską kiaurai tada, žinai.
Tai šiais metais kaip ir nieko nenusprendėm tvarkyti sveikatą, nes dailusis čiuožimas, dėl ko vat ir tavęs irgi norėjau klausti, kad irgi tėvai, ar ne, kaip turi atkreipti dėmesį, ne tik, kad kas vaikui tinka, patinka, Taip. bet galbūt alternatyva yra, dėl ko klausiu tavęs, ar menas, tai reiškia jau piešti ir dainuoti? Bet menas tai yra ir šokti. Taip. Irgi. Taip. Bet ir piešti, ir dainuoti. Va. Ir kažką lipdyti. Taip. Kaip pavyzdys irgi gali būti. Nes vat, viskas gavosi jai su sveikatos problemų, ten kur profesionalus sportas, ten iš karto jau. Bet jai labai svarbu, kad gyvenime būtų kūryba, nes per tai jinai poilsiauja ir atsipalaiduoja. Va tą savo... Tai dabar lankys kaip ir pilatesą, nes gerai, sveikatai gerai, labai su tais jo. aparatais. Nu, čia grinai dėl sveikatos bus jai. Čia jau dėl sveikatos, tas pilatesas, dėl figūros, dėl sveikatos, dėl to tokio, kad užtenka vertinti, čia pagaliau bus dėl jos pačios. Tai aš labai noriu tikėti, kad jinai tada atsiskleis. Nu ir pasiūly kokius makiažus, kažką piešti, daryti per tuos. Nežinai, nu tiesiog paimti sėsk ir piešk arklį dabar, nu ne. Bet jeigu jai patinka, su rūbais kažką jinai gali. Patinka, jai labai patinka drabužis ten, visokius papuošalus. Aš sakau, jinai gali pradėti nuo to. Ir bus tikrai laiminga. Vat, tai taip. Tai tu faktiškai sutaupai žmonėms pinigų tam, kad galėtum nukreipti jų vaikus tinkamą linkme. Taip, tą patį darai ir tu. Sutaupai pinigus, nes vaikai planuoja ir perka tai, ką jie nori. Ir tada mažiau tėvams reikia. Nu, faktiškai mes kolegės. Nu, vienareikšmiškai. Bet septynetui, pasakyk septynetui, kokie būreliai tinka, pažiūrės ir mano tėvai padarė teisingą sprendimą. Viskas, kas susijęta su finansais labai. Ai, tai ne. Čia faktas, nes nu finansinio raštingumo reikia, kad jie vat, paskui 2 ar 10 milijonus neprarastų. Mažiausiai. Ne? Jo, tai viskas, kas susijęta su sportu, kur reikia siekti tikslų konkrečių, kur yra griežtai, koks nors ten regbi, boksas. Norėjau boksą lankyti. Visur, kur reikia rodyti rezultatą, kur reikia išmesti iš save tų emocijų. Šokių vadovė. Nes po biškelį pereidinėti ten, kur tu esi komandos lyderis. Ne komandos šiaip kažkas, o lyderis visur, ne? Tai visur, kur pirma. Nes, pavyzdžiui, koks nors futbolas sunkiau, nes ten visi turi vienodai varyti. Tai tada nebent vartininkas, ne, jis ten. Visur, kur, nes, tu turi ieškoti, kur tu būsi tas vadovas, ne visai kaip lyderis, bet sieksi rezultatą. Bet man taip ir buvo, sakau, creepy, tai pasakoji ir iš karto, nes taip ir buvo man. Aš, kai lankiau šokius, visada mane pačia priekėje statydavo, kai vaidindavau spektakliuose, tai visą laiką pagrindiniai vaidmenys būdavo, skaitau konkursuose pirmas vietas. Visą laiką tas toksai tuk. Ai, taip. Bet žinai, svarbiausia ne kur, aš sakyčiau, gal labiau, o kaip. Nes, pavyzdžiui, septynetui negalima, jeigu jis po mėnesio pasakyšia, aš nenoriu lankyti to būrelio, jam negalima to leisti. Nes jie neišmoksta iki galo padaryti darbus. Kad jie išmoktų, jie turi... Pavyzdžiui, pas mane šeimoje sūnui buvo visada pasakyta, tu eini šitą būrelį tol, kol parodysi man rezultatą. Jis vaikščiojo į karatė kaip pavyzdys 2 metus. Kol negavo pirmo diržo, jis negalėjo nevaikščioti ten tą būrelį. Žiauru, kaip ir jo, bet per tai ekologiškai nuo mažens vaikas išmoksta pabaigti pradėtus darbus su rezultatais. Nes jeigu 7 pradeda taškytis, į visas skirtingas pusės jis nieko nepadaro gerai. Tai realiai apie kiekvieną skaičių galėtum taip papasakoti, ar ne, ką tėvai turėtų daryti, daugmaž kur leisti ir į ką atkreipti dėmesį. Nes dabar, dėl ko ar klaustas, prieš tai jeigu vaikui nepatinka, jisai nenori. Tai vienam 6, pavyzdžiui, niekada negalima, 3 niekada negalima, kiek nori, tiek ir bando, nors savaitę, nors ką. 8 irgi, nes jie nemoka ilsėtis, jiem ir gerai, ir tegul neperspaudžia, ne? O, pavyzdžiui, 7, 1, čia tie skaičiai, kurie vadovaus paskui korporacijom, ta prasme, negalima jiems duoti, jie per tai mokinasi. Taip ekologiškai. Užduosiu tau paskutinį provokuojantį klausimą. Kodėl tu manai, kad tėvai turėtų nuo rugsėjo vesti į finansinio raštingumo mokymus? Tai yra... Pas tave.
Dieve, mano. Nes aš turiu tai atsakymą. Ai, tu turi atsakymą, ne? Aš turiu atsakymą, bet noriu ir tai. Tu žinai, kokie kiti metai bus pagal skaičių, ne? Mažiausiai. Tu žinai, pagal skaičių, kokie ateina metai, tai tada žinai, kad reikia visiems būti finansiškai pasiruošusiam, aš taip įsivaizduoju. Bet šiaip sąlyginai tai net nėra klausimo, kodėl. Todėl, kad taip, tai yra natūralu, ar ne? Tai yra naujoji mūsų karta ir nedarykime tų pačių klaidų, kurias darydavom mes. Nekiškim vaikų į greituosius kreditus, į neaišku kokias paskolas, į neaišku kokius tikslus, ko noriu iš gyvenimo ir mokykim vaikus ne godumo, o sąmoningai valdyti turimus pinigus. Nes vien užsidirbti pinigų tai nėra finansinis raštingumas. Nėra finansinis raštingumas. Finansinis raštingumas yra, ką aš gebu padaryti vat su šitais pinigais. Pritariu, tai yra bazė, visų mūsų bazė ir tikrai nuoširdžiai dėkoju tau, nes mano sūnus lankė ir padarė stulbinančius rezultatus. Niekada nesitikėjau ir negalvojau, kad jis tai gali savo, kai ten 14 metų, bet kas man labiausiai patinka, kad vaikai kartu su tavim saugiai gali išbandyti viską. Ir su kriptovaliuta pažaisti, ir suprasti, kas tai, ir su pardavimais, ir ten visas sąrašas visų kitų. Taip, saugiai išbandyti viską ir atrasti savo kryptį, kur jie nori ir kaip uždirbti. Ir jiem paskui ramu, nes jie turi instrumentą labai gerą. Teisingai. Nes visada galės užsidirbti. Taip. Parduota. Tai šiam kartui tiek.